Savo Ideal kombaine norėdami pasiekti automatinio vairavimo funkcijas, iš pagrindinio terminalo ekrano 2 kartus spustelėkite palydovo piktogramą dešinėje ekrano pusėje. Dabar matote pagrindinį valdymo meniu. Pažiūrėkime, kaip sukurti AB liniją. Pradėkite kurti naują lauką. Spustelėkite pirmąją piktogramą viršutinėme dešiniajame ekrano kampe. Dabar galėsite įvesti naują lauką. Spustelėkite pirmąją piktogramą viršutinėme dešiniajame kampe. Sukurkite naują lauką. Įveskite lauko pavadinimą. Dabar, norėdami aktyvuoti AB liniją, spustelėkite piktogramą su sujungta silueto ir pliuso ženklais, pasirodys lauko vairavimo linijos meniu. Tada pasirinkite AB lauko vairavimo linijos laukelį ir patvirtinkite. Dabar sistema pasiruošusi įrašyti jūsų punktyrinę liniją apvestą plotą. Pradėkite važiuoti norimą kryptimi nuo ilgiausio lauko krašto, ten, kur norite sukurti savo AB vairavimo liniją. Pradėkite važiuoti ir paspauskite A piktogramą dešinėje. Dabar sistema pradės įrašymą. Važiuokite kuo tiesiau, kol nuvažiuoto atstumo matuoklis pasieks 0. Kai skaitiklis pasieks 0, dešinėje pasirodys P piktograma. Paspauskite ją ir įrašymas bus baigtas. Toliau išsaugokite nustatymus ir jei reikia, perrašykite esamą lauko vairavimo linijų pavadinimą. Dabar spustelėkite automatinio vairavimo mygtuką ant valdymo svirties. Sistema bus aktyvuota. Atminkite, kad pasukus vairą arba sustabdžius kombainą, automatinis vairavimas bus automatiškai išjungtas. Sistemą taip pat galima valdyti per sparčiųjų nuorodų meniu, jei aktyvavote žemėlapio vizualizaciją 3 ar 4 ketvirtyje. Peržiūrėkite automatinio vairavimo 2 dalies pamoką, kad sužinotumėte, kaip tai padaryti.